Jei ieškote geriausių alternatyvų Freedom 25, esate tinkamoje vietoje. Šiame vaizdo įraše parodysiu du patikimus brokerius, kuriuos naudoja daugelis prekiautojų vietoje Freedom 25. Ir jei norite atidaryti sąskaitą, žemiau aprašyme rasite nuorodas į specialius pasiūlymus. Pradėkime. XTB yra įtrauktas į Varšuvos vertybinių popierių biržą ir reguliuojamas aukščiausių institucijų, tokių kaip FSA, FCA ir SAISEC. Kliento pinigai laikomi atskiruose sąskaitose, o būdamas viešąja įmonė, jis suteikia papildomą pasitikėjimą ir skaidrumą. XTB platforma veikia jūsų naršyklėje ir taip pat mobiliosiose programėlėse Android ir iOS. Ji yra sklandi, paprasta ir suteikia visas pagrindinės priemonės, tokias kaip diagramas, indikatorius, braižymo įrankius ir strategijų kūrimą. Indėliams galite naudoti kortelę, banko pavedimą arba vietinius mokėjimo būdus, priklausomai nuo jūsų šalies. Nėra oficialios minimalios sumos, tačiau pradėti nuo maždaug 200 svarų yra protingas pasirinkimas. Dėl mokesčių XTB yra labai konkurencingas. Skirtumai euro-USD poroje prasideda nuo 0,1 punkto. Akcijos ir ETF yra nemokami iki 100 000 eurų per mėnesį. O viršijus šią sumą mokate tik 0,2 procento. Nėra jokių išėmimo mokesčių, o konversijos kaštai yra standartiniai. XTB yra stipri alternatyva, jei norite mažų mokesčių, lengvai naudojamos platformos ir įtrauktos į sąrašą įmonės saugumą. XM yra reguliuojama Europos SAISEC, Australijos ASIC ir Belizo IFSC, skirta pasauliniams klientams. Ji laiko klientų pinigus atskiruose sąskaitose, siūlo neigiamo balanso apsaugą ir nuo 2009 metų patikima milijonų prekiautojų. XM naudoja MetaTrader 4 ir MetaTrader 5, kurie yra prieinami dargalaukio, interneto ir mobiliosioms platformoms. Šios platformos yra labai populiarios tarp prekiautojų, mėgstančių pažangų diagramų braižymą ir automatinės strategijas. Indėliai XM yra labai draugiški pradedantiesiems. Galite pradėti nuo tik 5 USD. Mokėjimo būdai apima korteles, banko pavedimus ir elektroninės piniginės, tokias kaip Skrill ir Neteller. Išėmimai yra greiti ir dažnai nemokami. Dėl mokesčių XM siūlo skirtingas sąskaitų rūšis. Standartinės sąskaitos turi plitimą nuo 0,6 pipų be komisijos, o zero sąskaitos siūlo grynus plitimus su nedidelė komisija. Tai leidžia pasirinkti, kas geriausiai atitinka jūsų prekybos stilių. XM. Tai puikia pasirinkimo galimybė. Jei norite MetaTrader, lankstų paskirų tipus ir žemiausią įėjimo barjerą. Tačiau jei norite paprastumo ir labai mažų sąnaudų, XTB gali būti geresnis pasirinkimas. Jūs rasite nuorodas į specialius pasiūlymus abiem brokeriams aprašyme, todėl pasidomėkite jomis, jei esate pasiruošę pradėti. Jei šis vaizdo įrašas jums buvo naudingas, nepamirškite paspausti patinka ir užsiprenumeruoti kanalą daugiau tokių turinio. Ačiū, kad žiūrėjote.